Kokius žodžius pasakėt pirmus, kai ėjote į persirengimo kambarį? Iš tikrųjų, man nereikėjo sakyti, pasakė Robertas. Ir mes turim žiūrėti į priekį. Aš manau, kad vyrai kovėsi, ne viskas pavyko, ne viską įvykdėm tai, ką mes buvom susiplanavę. Reikia pripažinti, kad amerikiečiai žaidė labai gerai, jie buvo gerai pasiruošę, jie studijavo. Linui buvo labai sunku, bet to nesisekė, sakysim taip. Ir bet, kaip pasakyti, buvo momentų, kada mes liktai kabinamės ir norėjosi, kad į tam ketvirtam kėliny sumažėtų iki vienženklio tas skirtumas, aš manau, būtų pradėję veikti šiek tiek tą psichologiją amerikonus. Bet tas šanselis būtų atsiradęs, bet dėja, taip kaip buvo, bet priekaištų didelių neturiu, visi davė tai, ką galėjo. Aišku, kaip sakau, ne viskas pavyko. Kažkur pritrūko dėmesio, kažkur tai pritrūko atidumo, kažkur tai neįvykdėm tai, ką turėjom įvykdyti. O dėl pasakymo, tai pagrindinė mintis buvo taip, viskas, dabar mes turim pamiršti, nėra kada pergyventi. Nėra kada pergyventi. Rytoj mes turim vėl kilti iš naujo, mes turim su geriausiom jėgom, su geriausia nuotaika, su didžiausia koncentracija, nes rytoj yra paskutinė diena. Linas Kleiza neįėjo niekaip į žaidimą. Kas atsitiko? Kažkas speciali gynyba prieš jį, Linas perdegė? Žinote, nėra lengva žaisti prieš jį, jie nedaudavo jam lengvai priimti kamuolio ten, kur nori. Ir kaip pasakyti, ir tikrai dengėsi ir lipo. Ir nelabai suradom jam, jisai pats, aš manau, kad šiek tiek atsilaipė ir tai, kad jisai labai per visą turnyrą daug įdėjo jėgų. Be abejonės, tai bet kuriam žaidėjui tai išlieka. Jisai žaisdavo ten virš 30 minučių. Bet aš tikiu, kad jisai rytoj sužais vėl taip kaip mes įpratę matyti. Treneri, Kevinas Durantas nesustabdomas šiandien. Pakomentuokite jo žaidimą. Ką pakomentuoti? Tu pats ir pakomentavai, nesustabdomas buvo. Turi daug ginklų, jų pagrindinis labai iššovė ir aišku, mes nepadarėm, kaip pasakyti, tinkamo darbo. Buvo planas toks pat, kad ne tik taip asmeniškai gintis yra sudėtinga prieš amerikonus. Jie nedaro kažkokių super derinių, visas paremta individualiom sąveikom ir manau, kad ta aikštė tokia mišri ir kombinuota gynyba buvo neblogai, bet galų gale vis tiek, kada įsiskirsto, lieki 1-1, reikia jį apsidengti. Ne visada likdavo tas žmogus, kurį norėtum, bet čia yra, kaip sakant, išsirink savo nuodus, išsirink ginklą, nuo kurio žūsi. Ir jisai sužaidė fantastiškai šiandien. Kas buvo skaudžiausia? Viskas buvo skaudu, kada meta iš po krepšio arba deda tau į krepšį, tu nieko negali padaryti. Kada tau meta per rankas, metimas per rankas, kaip mes liktai ir planas toks buvo. Skaudžiausia, kada, kaip pasakyti, 3-1 arba 1 prieš krepšį, tas yra skaudžiausia. Šito nepavyko išimti, neutralizuoti. Treneris stebina Roberto žaidimas, kuo sudėtingesnis, sunkesnis varžovas, tuo jis geriau žaidžia. Ką apie jį? Džiaugiuosi ir gal reikėjo ir daugiau duoti jam kamuolių ir išnaudoti, bet džiaugiuosi ir čia vis dėlto turbūt patirtis, jo tas nusiteikimas, charakteris. Ir jis visada drąsino ir vedė vyrus ir per minutę, ir per pertraukas. Ir po rungtynių jis pasakė, ne veltui jis yra kapitonas komandos.